Labą dieną. Labą dieną, ponia Danutė. Tai už minutės prisijungs. Matau, kad ponia Asta Vainikienė matyti iš sveikatos ministerijos prisijungia. Tai tuoj sulaukiam, kol ministras prisijungs ir pradėsim pokalbį. Kaip? Laiką pakeitėt, 45 turėjo būti. 16:10. Pas mane 16:45 parašyta atsiųsta. Ne, tai aš jūs telefonu informavau, kad pasikeitęs laikas buvo šiek tiek, tai kas rašte buvo jo pasikeitė, dėl to, kad tiesiog daugiau piliečių atsirado ir reikėjo perdėliot laiką. Tai tiesiog yra dabar 16:10 jūsų laikas, tai va dabar, kadangi šiek tiek vėluo, ministras jau jungiasi. Sakykit, su kuo čia mes bendraujam? Dabar 10 minučių, va, ir tai va pasijungia ir ministras ponas, ir Asta Vainikienė iš sveikatos ministerijos, tai tada perleidžiu žodį. Ponia Danutė, galbūt trumpai nusakykit savo problemą tada, kad ministras galėtų sureaguoti. Labą dieną, mėla Danutė. Labą dieną, mėla Asta, tada klausome jūsų tada. Labą dieną dar kartą. Žinot, gerbiamas ministrė, kreipiuosi į jūs, todėl kad du kartus į Verygą teko kreiptis. Dar tada buvo pirštai ranka. Tuo pačiu Vainikienė tame visame dalyvavo, irgi taip pat žinojo mano situaciją. Šalaševičiūtė buvusi ministrė taip pat žinojo situaciją. Bet buvo dangstoma vienas kito. Aš turiu dokumentus, kuriuos vis dėlto aš turiu jums parodyti, kokiu būdu buvo man 2015 metais uždėta diagnozė F4 Santaros medikų konsiliume, kuomet aš prašiau, kad šalintų pirštą, aš pretenzijų neturėsiu. Prieš tai paskirta buvo spalio 6 dieną 2015 metais Santaros klinikų medikų, aš jau pavardėm sakysiu, gerbiamo profesoriaus Vitkaus ir skyriaus vedėjo Jakučio, amputacija piršto. Spalio 5 dieną man pirmadienį skambina ir profesorius Vitkus telefonu sako: aš jums operacijos nedarysiu, jūs padavėte į sveikatos ministeriją žalai atlikint Kauno medikus, kurie prisidėjo prie šito, pirma operacija ir antra operacija, kur buvo. Ir ką, aš planinė tvarka buvo paskirta piršto amputacija, aš nuvykau, manęs neguldė į skyrių. Teko pas Jakutino eiti, klaus, kodėl neguldo, klauskit profesoriaus Vitkaus. Kuomet aš kreipiausi dar kartą į ministrę Šalaševičiūtę, guldo į Klaipėdos ligoninę. Klaipėdos medikai žiūrėjo į Vilniaus Santaros klinikos išrašus, nerekomenduojama. Tai čia jau buvo lapkritis. Toliau aš grįžtu į Vilnių, kurie medikai man darė 4 operacijas ir aš jiems minėjau, kad nepraeina. Kreipiuosi pas gerbiamą Jankauskienę, kuri šiuo metu jūsų yra pavaduotoja, jūsų vadovaujamoje ministerijoje ir jūsų asmeniškai kaip ministro. 12 valandą paskiriamas posėdis, tai yra ir liudininkė, aš pavardę pasakysiu, Šarkienė, tą visą matė virtuvę, visą tą cirką, kas vyko. Susirenka 6 daktarai 12 valandą ir pasako, kad aš turėjau mikrochirurgų siuntimą, pasako, kad mes guldom jūs į ligoninę tirt piršto, tačiau nuveža į Santarą į Kairiūkščių gatvę 2, tai yra sutrikusių funkcijų skyrius. Dlugauskas vedėjas,
mano piršte pūslės jau darėsi. Aš prašiau, kad kviestų man mikrochirurgus arba vežtų pas mikrochirurgus. 3 savaitės aš kankinausi, man nekvietė, man kvietė iš Vasaros 5 Navicką, docentą. Matė, kaip pirštas atrodė, matė, tačiau nebuvo imtasi jokių priemonių, buvo psichotropiniai vaistai išrašomi. Ir kada gruodžio 14 mane išleidžia iš tos ligoninės, mes su liudininkė Šarkienė nuvykstame į Santaros klinikas. Pas Jankauskienė, taip pat vėl direktorė, nes jinai buvo medicinai atsakinga. Aš parodau nuotraukas, kada fiksavau, kas su pirštu darėsi kiekvieną rytą. Paskambina mikrochirurgam ir pasako, kvieskite, darykite skubiai konsiliumą. Taip padaro konsiliumą, susirenka mikrochirurgai ir skyriaus vedėjas vietoj to, kad žiūrėtų mikrochirurgai, kokiuose santykiuose su Kauno klinikų daktarais, nes Kauno klinikų daktarai buvo paduoti žalai atlyginti pirmos operacijos metu, kada buvo pažeisti nervai ir užkrėsta osteomelitai cistos. Po antros operacijos Kauno klinikų profesorius Rimdeika, aš pavardę irgi taip pat sakau, kad antrą kartą kreipiuosi po jo antros operacijos, kad man nepraeina. Man pasakė tiesiai akis, kad aš apsimetinėju, kad aš noriu grupės. Tai vad, gerbiamas ministrė, pasiekmės nuo piršto ir 7 metai. Čia yra tik vien greitųjų 15, 4 papkės 16, 17, 18, 19, 20. Kada mane veždavo į greitosios pagalbos Kauno klinikose, man visada buvo pasakyta, kad aš apsimetinėju, čia ta pati, kuri apsimetinėja. Ir buvo žiūrima į F4 šitą diagnozę, kurią man nustatė Santaros klinikos medikai konsiliumo metu, nors prieš konsiliumą buvo daromas magnetinis rezonansas ir ten rodė, tik tai aš jo nebuvau pasiėmusi. Todėl, kad iš karto neduodamas atsakymas, atsiuntė man per vėlai. O toliau, aš žiaurų pasako tiesiog. Ir čia ilga labai istorija, aš tik tai noriu parodyti, kada buvo pretenzija mano Kauno klinikom parašyta 2015 metais Liepos mėnesį, kodėl aš negaliu rankos nuleidus laikyti, iškėlus. Į tai buvo nesureaguota mano raštiška. Maloniai prašome skausmo kliniką. Skausmo klinikos aš turiu išrašus, visus išsėmusi, kiek aš lankiausi ir kas vyko, ir kas greitosiuose vyko. Tai yra žiauru, gerbiamas ministrė. Pasiekmės žiaurios, to labiau, kad jau man, kada aš kreipiausi į Lietuvos visus medikus, vienas kitas dangstė. Aš turiu visus įrodymus. Ir garso įrašus netgi, pabrėžiu. Visus. Teko su Einikiene bendraut, matė mano ašaras, labai daug kas, bet nereagavo. Jie žiūrėjo į mano F4 diagnozę parašytą medikų. Ir kaip yra vieno daktaro išsireikšta tarybinių laikų metodika daroma, kada neparankus pacientas nurašomas tokiu būdu, kad atsikratyt. Taip su manim buvo pasielgta. Kada aš praradau pasitikėjimą į sveikatos ministeriją, buvo rašomi raštai, buvo į Seimą, buvo prezidentai gerbiamai Grybauskaitei rašoma. 18 metais dar kartą daro Santaros klinikoje konsiliumą. Ir aš priduodu netgi buvusiam generaliniam direktoriui Santaros klinikų išrašus ir šitą tyrimus visus su nuotraukom, į tai nebuvo sureaguota, vėl taip pat konsiliumas medikų.
Ir aš sakiau, kad aš mano rankos nenuleidžiu, kad piršto skausmai nežmoniški ir ranka nyksta, jinai buvo jau suvytus 18-17 metais, nes aš 2 metus laikiau sulenkusi, o jau paskui aš kišenį laikydavau, kada šalta, ir prilaikydavau ranką. Trofiravėsi raumenys visi buvo, visi. Ir gavosi, kad jau kaip infarktas, kraujas nepasiduodavo, šalo pirštas, paskui visi pirštai, iki alkūnės, virš alkūnės, ir toliau tęsiasi šitas, aš nei pajudinti rankos negaliu, nei prisiliesti. Vakar skambino man Kauno klinikų docentas, traumatologas Kontautas. Ir jie prašiau, kad gyvą konsiliumą darytų. Jums asmeniškai, taip gerbiamas ministrė, irgi taip pat buvo paduot raštas, išsiųstas jums asmeniškai. Aš iš jūsų atsakymo elektroniniu paštu negavau. Buvo išsiųsta toliau vėl sveikatos ministerijai. Jie susipažino, susikontaktuoti su Kauno klinikų medikais. Kauno medikų klinikų medikai vėl, kad jie tik tai ortopedas, traumatologas bus gyvai su manim, kurio paslaugų nereikia, o reikalinga pagal išrašus mikrochirurgų, neurochirurgų. Ir kad gyvai turi būti konsiliumas, aš tą rašiau raštiškai, tačiau vakar skambutis buvo ir jie vėl remiasi tuo, kad karantinas. Bet man 7 metai karantinas kančių ir kankinimuose yra. Diena iš dienos ir naktis bemiegės. O 18 metais, kada Klaipėdos universitetiniai ligoniniai uždraudžia administraciją gerbiamui docentui Gvazdaičiui operuoti, taip pat turiu ir konsiliumo įrašą ir įrašus. Aš priversta buvau užstatyti būtą, ieškot Baltarusijoje medikų, gelbėt ranką. Tačiau, matot pats, kokios pasekmės. Ir aš... Miela Danutė, atsiprašau, jeigu teisingai pasakiau jūsų vardą. Taip. Tai kaip suprantu, dabar artimiausias veiksmas tai yra būtent gydymo įstaiga jums turi paskirti konkrečią datą ir laiką būtent gyvam konsiliumui. Aš pirmiausia, aš rašiau, rašyta mano yra ir Jurkevičiui, pas kurį aš 6 metus nepapuoliau, ėjau, aš ėjau kryžiaus kelius. Čia yra visos papkės. Tai žiūrėkite, miela Danutė, tai gal dabar sutarkim taip, aš tikrai atidžiai jūs išklausiau, mano kolegė Asta, matau, kelia ranką, prašau, Asta. Jeigu galėčiau, dar truputėlį norėčiau reziumuoti. Iš tikrųjų, Danutė, mes jūs žinom senai, nuo 15 metų, jūs begalybę kartų kreipėtės į ministeriją ir jūs tikrai negalite sakyti, kad ministerija nieko nepadėjo, nieko ignoravo ir panašiai. Kiek galėjom, tiek padėjom, bet norim akcentuoti tą dalyką, kad sveikatos apsaugos ministerija negydo paciento. Mes tik kiek galėjom, tiek kreipėmės į gydymo įstaigas, prašėm raštu, kad organizuotų jum konsiliumus ir ne vieną, ir ne 2, ir ne 3 kartus. Nukreipiam, kur reikia jum kreiptis, kada kreiptis, jeigu netenkina jūsų suteiktos tos gydymo įstaigos paslaugos, pateikėm informaciją, ta prasme, mes negalim kažkaip plėstis ir kažką individualiai kažką daryti ir gydyti jūs iš ministerijos pastato. Žiūrėkite, mėla Asta, jo, aš suprantu, mūsų labai laikas senka, aš tai noriu užsifiksuoti, kad mes turėtumėm, kaip sako, bendrą supratimą, kad dabar mes vieni kitų koordinatės turim, reikalo esmę supratom ir dabar aš kaip suprantu, artimiausias dalykas, kurio turime sulaukti, tai konsiliumas gydymo įstaigoje. Ar aš teisingai suprantu?
dabar tolimesnį veiksmą. Gerbiamas ministrė. Konsiliumas yra numatytas Kaune, atvykstant jums pas gydytoją ortopedą traumatologą, iš gydytojo ortopedo traumatologo kabineto, tada nuotolinėmis priemonėmis būtų organizuojamas gydytojų konsiliumas. Ir jeigu šito nuotolinio konsiliumo metu matytų gydytojai, kad reikalingas tiesioginis kontaktas visų ar ten atskiro specialisto, būtų dar papildomai tada jau organizuojamas tiesioginio kontakto konkretaus specialisto konsultacija. Bent jau iš pateiktų raštų mes supratome taip. Gerbiamas ministrė, galima kreiptis jūs dar? Tai jeigu galima jau trumpai, nes aš jau vėluoju į kitą susitikimą. Aš tiesiog prašau ir labai prašau gerbiamo ministro, kad organizuotų gyvą konsiliumą, nes jie man dabar balandžio tik 28 nuotoliniu būdu mano, žinokit, aš baigiu prarasti ranką. Aš turiu išrašus patologų Minsko 19 operacijų Minske, kada nuo piršto pradėjo pjaustyti. Kada 18 operacijų Minsko, viso 36. Jau paskutinė operacija lapkričio 26 buvo, jau stuburas dešinės pusės kaklo sritis. Ranka nevaldoma buvo ir yra, aš negaliu prisiliest, aš kankinuosi, medikai šitą žino labai gerai. Ačiū, mėla Danutė. Aš dėl gyvo konsiliumo. Jūs išgirdau, o matot vis tiek panašu, kad pandemija ir karantinas šiek tiek trukdo, bet aš jums rekomenduoju tai vis tiek pasinaudoti tą galimybę, kuri yra teikiama. Ir pasinaudoti tuo siūlomi. Gerbiamas ministrė, kodėl aš užsirašiau pas jūs sausio mėnesį? Manęs netenkina. Matot, yra pandemija ir joks ministras šitų taisyklių negalės pakeisti. Tai aš vis tiek rekomenduoju jums juk kalbėtis ir su gydytojais ir tokiu būdu yra kur kas geriau, man atrodo, negu kad nieko nedaryti. Tada dar kartą trumpai, privačioj klinikoje, kada aš pas neurochirurgus papuoliau ir kada šitą jau kaklo srity Flešiukas žiūrėjo, tyrimų žiūrėjo ir paskyrė operaciją, tai neurochirurgai Kauno klinikų man lapkričio 26 darė. Tačiau kada valdiškai eini ne už pinigus, reiškia jie man nuotoliniu būdu ir balandžio 28, man kiekviena minutė brangi, aš 6-7 metus sakiau, man kiekviena minutė brangi. Aš baigiu visą ranką prarasti. Aš jūs išgirdau, o pažiūrėsime tikrai, ar dar galima ką padaryti, bet pandemijos aš nepakeisiu, bet dabar aš labai atsiprašau, mes turime pabaigti, nes atimame jau laiką iš kito žmogaus, kurį taip pat noriu išklausyti. Aš tokiuose skausmuose kankintis nebeturiu jėgų.